Sveiki, ADV keliautojai ir dar būsimi moto keliautojai, kurie dar tik planuojate savo pirmas keliones. Aš Andrius, adventuristai, ir šiame video pasidalinsiu savo bagažu, ką vežuosi į Balkanus. Tai trumpai priešistorė, reiškia, birželio 4-11 dieną, 5 vykstame į Balkanus, vežam motociklus, į ten patys nuskrendam, savaitę laiko keliaujam. Tai važiuoja 2701, vienas KTM 690 ir dar 2790. Kompanija pakankamai nemaža, atitinkamai koreguojasi bagažo kiekis, tai yra vienus daiktus ima vieni, kitus daiktus ima kiti, bet bendrai pasidalinsiu, kokius daiktus aš pasiimu, vis dėlto per metus, per keliones tie daiktai šiek tiek koreguojasi, atsinaujina, persidėlioju. Ir manau, kad bus jums įdomu pasižiūrėti, ką vežuosi į Balkanų kelionę, savaitę laiko ant 701. Važiuoju. Imu Kriega krepšius, 2 12-tukai su balnu, būtent 701 modeliui, vienas 18-tukas, OS 18 dedasi ant motociklo viršaus ir kuprinė ant pečių R22. Tai pradėsim nuo kuprinės. Kuprinė renkuosi šiek tiek didesnė, vėlgi tai yra vieta, kur aš galiu pakankamai lankščiai dėliotis bagažą. Kitaip sakant, jeigu reikia man įsimesti papildomai vandens, maisto, tai yra daiktas, kur visada yra vietos. Tai šiuo atveju kuprinė iš esmės yra tuščia. Ką joje turiu? Fotoaparato waterproofinis dėkliukas nuo dulkių, nuo vandens, veiksmo kamera DJI Action 4, kompaktiškas trikojis video ir foto daryti, 3 litrų Kriega vandens talpa. Ir viskas. Tokie daiktai yra R22. Tai kaip matote, daiktų ten yra labai mažai. Vėlgi, mano logika yra, kad kuprinė būtų kiek įmanoma lengvesnė, bet jinai būtų pakankamai talpi, kad esant reikalui galėčiau įsidėti papildomus daiktus. Vanduo, maistas, galbūt džemperis kažkoks ir panašus dalykas. Tai yra, kad greitai įsidėti, greitai išsiimti. Judame prie 18-tuko. Krepšys, kuris yra ant motociklo viršaus tvirtinamas, ir pasižiūrime, kągi mes turime. Iš esmės tai yra krepšys, kuriame aš naudoju dažniausiai naudojamus daiktus. Kaip pavyzdys, jeigu aš miegu viešbutyje, tai yra visi daiktai, kurie reikalingi pernakvojimui, yra viename krepšyje, kad nereikėtų mėtytis per skirtingus krepšius ir ieškoti, kas kur yra. Tai pagrindiniai dalykai, kas čia yra, iš esmės tai yra visi laidai, antras androidinis telefonas, galima prie jo prijungti AUDB readerį, jeigu reikėtų nuskaityti nuo motociklo klaidas, plus jeigu sugestų mano pagrindinis telefonas. Toliau DJI Action 4 veiksmo kameros papildomos baterijos. Ir toliau kiti smulkus dalykai kaip pakrovėjai, laidai ir tuo pačiu higiena. Sekantis yra batai. Kaip matote, batai užima labai mažai vietos. Ir aš esu pasirinkęs Vibramus. Tai yra Vibramus Merrell batai. Jie yra labai kompaktiški, odiniai ir kaip matote, jie sveria vos kelis gramus. Tai labai patogu, ypatingai, kai reikia kempingauti arba vakare persirinkti išlipus iš savo endurinių batų. Toliau, šį krepšį, jeigu yra galimybė ir telpa, vežuosi droną R2S. Šiuo atveju modelis užima daug vietos ir yra pakankamai sunkus. Vėlgi vežuosi tik dėl to,
kad turiu pakankamai laisvos vietos. Toliau eina lietaus apranga. Tai šiuo atveju vasarinės, plonos waterproofinės Clover pirštinės. Lietaus striukė iš Decathlon, waterproofinė, labai kompaktiška, esant lietui turėtų gelbėti. Lietaus kelnes rinkoveris Clover brando. Kaip matote, jau vietos užima labai mažai ir jis naudojamas tik tais ekstra atveju, kai jau tikrai jau reikia saugotis lietaus ir jau yra pakankamai daug. Vėlgi, ką reikia paminėti, kad tokios kelnės nėra labai ilgamžės. Turiu kitas BMW Gore-Texinės kelnes, bet jis užima žymiai daugiau vietos. Tai jeigu kelionėje planuojame pakankamai daug lietaus, imu didesnės kelnes BMW, kitu atveju užtenka tik tais tokių. Ir paskutinis yra rūbų maišas. Dabar kalbant apie rūbų maišą, vėlgi yra labai patogu, kai viskas yra vienoje vietoje. Kalbant apie rūbus ir ką aš ten turiu, kepuraitė miegojimui lauke arba jeigu būtų vėsus vakaras. Čia yra merino vilnos audimo kepuraitė. Kaklaskarė merino vilnos. Husky rankšluostukas, greitai džiūstantis. Toliau džemperis. Jį deduosi, jeigu reikia, jeigu važiavimas yra vėsesnis, ant enduro marškinėlio deduosi džemperį arba po enduro marškinėlį, priklausomai kokį dydžio enduro marškinėlį. Toliau paprastos dekatloninės termo kelnes, tai yra second layeris vadinamas, ne first layeris, yra šiek tiek storesnis, negu kad būna pačios tos ploniausios. Toliau apatiniai, du vienetai, vieni medvilniniai, kiti yra pilnai sintetiniai. Atsarginės kojinės. Turistinės La Sportiva kelnes vakarui persirengti. Vėlgi jos yra labai plonos. Matot, kiek užima vietos kelnes. Second layeris termo viršus, irgi iš Decathlon. Net nežinau, koks čia brandas yra, nesvarbu. Tai jeigu vėsesnis vakaras arba naktį, jeigu reikia miegoti, deduosi termo. Maudymosi šortai arba jeigu labai karšta, galit naudoti tiesiog kaip šortus vakare. Ir merino maikutė. Mėgstu merino maikutės, nes jos kai yra šalta šildo, kai yra karšta ir mes prakaituojame, jos nesilaiko kvapo, tai reiškia, mes galime žymiai ilgesnį laiką dėvėti ir nesmirdėti. Tai tiek daiktų telpa į OS 18 krepšį. Taigi, judame toliau prie balno. 2 Krygos krepšiai po 12 litrų. 12 litrų yra ekstremalus variantas. Daugumai rekomenduoju pirkti OS 18, nes vėlgi labai priklauso, kiek žmonių važiuoja, kiek daiktų reikia pasiimti ir greičiausiai, kad 18 litrų krepšiai bus žymiai universaliau, bei juos galima ir suspausti, negu lyginant su 12 litrų krepšiukais. Bet pasižiūrime dabar, ką mes turime šiuose krepšiuose. Tai šie krepšiai yra naudojami jau ne kiekvieną dieną. Dažniausiai, sakykime, jeigu nenakvojam palapinėje, kaip minėjau, 18 litrų yra pagrindinis krepšys, kuriame yra visi pagrindiniai daiktai, kurie reikalingi. Palieku motociklą, pasiimu viršutinį krepšį, viskas. 12 litrų krepšiukuose
Čia mes turime visą sleeping sistemą, tai yra miego sistema. Ir tai yra Modern Nomad Latvių gamintojas Palapincijus Tetentas, hamako sistemos dalis. Toliau hamako sistemos vadų tinklelis. Trečias eina pats hamakas, kaip matote, tokio dydžio. Vėlgi nusprendžiau šioje kelionėje paeksperimentuoti daugiau su hamaku. Po paskutinio testavimo Latvijoje man visai patiko ir pagalvojusiu, ar tai galėtų būti mano pagrindinis miegojimo įrankis, tai yra daiktas, kuriame miegu, tai yra palapinę pakeisti į hamaką. Ir toliau eina vadinamas angliškai underquilt. Tai yra daiktas, kuris kabinasi po hamaku, tam, kad nebūtų šalta nakties metu, nes hamakė kilimėlis nesideda, dedasi, kabinasi būtent toks pašiltinimas. Ir toliau mes turime pūkinį miegmaišį. Tai šiuo atveju pats miegmaišis yra Millet brando. Komfortas yra 3 laipsniai, bet aš sakyčiau, kai tiek laiko naudojamas ir dažnai būna suspaustas, greičiausiai komfortas bus kokie 7 laipsniai. Bet vėlgi, man patinka pūkiniai miegmaišiai labiau, nes jie kompaktiškesni, susispaudžia labiau. Tai viskas. Tiek telpa į 12 litrų krepšį. Iš esmės, kaip ir sakiau, tai yra mano miegojimo sistema. Judame toliau prie paskutinio krepšio turinio. Ir čia turime smulkesnių daugiau daiktų. Ciklopas, ką manau privalo turėti kiekvienas keliautojas. Lettermanas. Irgi, manau, turėtų kiekvienas keliautojas turėti. Žiebtuvėlis. Didesnis, bet jeigu reikia įkurti šlapesnės malkas ir panašiai, tai padeda. Mažas tepalas grandiniai sutepti, vėlgi. Sako, kad jo dar nebandžiau šitą būtent mažiausią variantą, čia yra 56 ml. Motorexas, sako, užtenka 2 kartam. Tai realiai, jeigu kelionė mes turėsime savaitę, tai grandinę porą kartų susitepti praktiškai užtenka. Kavos sistema vadinasi Pipa Moka. Ir čia mes turime dar papildomai įdėto izotoninius gėrimus, jeigu būtų labai karšta, tam, kad ne dehidratuoti ir palaikyti vitaminus ir mineralus, izotoniniai gėrimai. Ir pati kavos sistema leidžia pasidaryti skanę juodą kavą, ką aš labai mėgstu keliaudamas gamtoje. Toliau, virtuvės pagrindiniai dalykai, tai yra maišelis, kuriame dedu virtuvės dalykus ir maistas. Tai šiuo atveju yra malta kava, šiukšlių maišas, šiukšliam įsivežti. Visada prie savęs turiu kažkokių tai greitų užkandžių, šiuo atveju tai yra riešutų ir razinų mišinys, virtuvinis skudurėlis, šveitiklis, kai reikia puoduką nusišveisti, ypatingai jeigu ant laužo mes ruošia maistą, paskui parodysiu. Minimalūs įrankiai, atsuktuvai, galvutės ir panašus dalykai. Vėlgi įrankius mes dalinamės ant 5 žmonių, tai šiuo atveju, kadangi aš nesu pagrindinis žmogus, kuris vežasi įrankius, tai įrankių imu labai minimaliai. Toliau ODB readeris,
daiktas, kuris leidžia nuskaityti moco klaidas, pajungus per Bluetooth'ą prie telefono. Pripučiama Seat to Summit Premium Large pagalvėlė. Labai rekomenduoju. Kaip matote, kokį dydžio, o prisipučia į normalią pagalvėlę. Tai labai pasiteisinas reikalas. Toliau čia mes turime jump starterį su pakrovėju. Tai už šitą dalyką atsakingas esu aš, todėl mano komplekte jisai dabar yra įdėtas. Mano virtuvinis komplektas ir ką aš čia turiu. Iš esmės tai yra metalinis padukas su dangteliu metaliniu, sauso kuro viryklė, sausas kuras, avižinė košė vėlgi ekstra atveju, kad turėtų visada prie savęs kažką užvalgyti, jeigu reikėtų. Ir mažas metalinis šaukštas. Toliau. Čia yra mano montiruotės ir dar dalis įrangos, ką aš vežuosi. Tai jeigu tai pasižiūrėjus, tai yra montiruotės, zateškės vadinamos, rankinė pompa, kojelė, kuri padeda paremti papildomų motociklą, jeigu reikia nuimti ratą, dakteipas, oro balionėliai ir lopai, jeigu reikėtų klijuoti padangą, bei ventilio išsukimas. Plastikinis padikliukas, jeigu reikia pjaustyti maistą kažkokį. Pjūkliukas, medienai pasipjaustyti, jeigu reikėtų kurti laužą. Lengvas, užima mažai vietos, praktiškas daiktas. Ir paskutinis dalykas yra medicininė vaistinėlė, kurioje yra sudėti visi būtiniausi dalykai, įskaitant turniketą, adrenalino šotą, rimtos žirklės, jeigu reikėtų kirpti rūbus ir panašiai, bei kiti vaistai. Tai tiek būtų bagažo kelionėje. Kaip matote, daiktų iš vienos pusės tarsi yra daug, bet iš kitos pusės viskas telpa pakankamai kompaktiškai į tą bagažą, kurį aš esu paėmęs. Tai yra 2 dvyliktukai, 1 18-tukas ir praktiškai tuščia R22 kuprinė. Tikiuosi, tai buvo naudinga pasižiūrėti, kaip kas atrodo, ir jeigu turėsite klausimų, klauskite ir gerų.